Kelk sėdmenis. 43 kortelė. Patogiai atsistokime, stabiliai, tvirtai. Jeigu jaučiate, kad jums yra reikalinga kažkokia atrama, maloniai, tvirtai įsikabinkite į sieną, į kėdę, į stalą, į draugo petį, ten, kur jaustumėtės gerai. Atliksime blauzdos tvirtinimą, kartu pasijunginėjantis su pusiausvyra. Ko mums reikės iš mūsų, tai natūraliai sulenkite koją, stebėkite, kad kelis remtųsi į priešingą kelią, kad neįtų į kairę į dešinę, kažkur nei į priekį į šoną, išlaikytumėm lygiagrečiai savo kūno padėtį tiesiai. Kiek mūsų leidžia galimybės, išlaikom tiesiai prispaudę prie keliuko, mūsų kojytį padėtis vėl išlaikom, kad išlaikytumėm kūno svorį, kiek 50 svoris, kiek 50 išorė, kiek 20% vidus, kiek įmanoma pėdutė nei į išorę, nei į dešinę, o žiūrime tiesiai. Kartu taip pat stabilizuosis ir atliks darbą mūsų čiurninė dalis. Tik kad jinai stabilizuotų tvirtai, tai natūraliai susipažįstam su judesiu, nekylam iš kūno, nors jeigu šiandien taip gaunasi, viskas gerai, jaučiam svarbiausia stabiliai, kad kojytė kyla, nusileidžia, kyla, nusileidžia, kyla, nusileidžia. Jeigu jaučiat, kad dirbat iš kaulo, iš sraiščių, iš sausgyslio, įtraukime kūną, sustangriname savo sėdmenis, suspaudžiame ir kylame iš raumenų. Kylame iš raumenų, kylame iš raumenų. Pagalvojame, kad mūsų pakaušis, krūtinės lankas, dubens lankas yra vienoje linijoje, tai stuburiukas tiesus ir kažkas kela mūsų viršų. Kela mūsų viršų. Taip išlaikydami pusiausvyrą, kelame save į viršų. Kiek įmanoma, nesvirkime į priekį, o išlaikome kūno svorį per pėdos centrą. Per pėdos centrą. Per pėdos centrą. Kad atrastumėm stabilumą, rankas ant juosmens. Įkvepiam, iškvepiam. Įkvepiam, iškvepiam. Ir pagal savo galimybės pabandom atlikti judesį. Kviečiu į challenge, visą šitą padarykite užsimerkus. Kelk sėdmenis.